Kad kurti pradėjau vaikystėje, bet pradėjau nuo poezijos. Ir piešdavau, kas vyksta aplinkui. Tai būdavo kaimo gyvenimas, kur užaugau. Ir tavo technika, kurią tu kuri, jinai tokia, autentiška labai. Jinai labai susijusi irgi su mano vaikyste ir su mano gyvenamąja vieta dabar. Tai gaunasi toks sąryšis tarp vaikystės ir gyvenamosios vietos irgi, kad ten irgi yra krosnis. Tai kai šaltasis sezonas užeina, aš pasikūrenu pečiuką ir naudoju tos pelenus ir suodžius. Gera naudoti juos, gera jų neišmesti. Nes tu tapai suodžiais, pelenais ir juos maišai. Taip, juos maišau su visokiom medžiagom skirtingom, dar tikrai bus daug eksperimentavimo, kadangi pagrindė šitie darbai yra pati pradžia viso šito proceso, viso šito tyrimo. Dabar esu T2 galerijoje, savo vykstančioje parodoje, bet viduje ribų nėra. Tai yra iš Gaston Bachelaro knygos ir aš iš jo ne vieną pavadinimą esu pasiėmus. Man regis esu šiek tiek pakeitus ten tos žodžius, natūraliai taip gavosi, net negalvojau. Ir taip, jis labai mane įkvepiantis, nes toks alchemikas, metafizikas ir iš tiesų nuostabus filosofas, kuris man labai patinka. Pavadinimas yra tiesiog toks labiau kaip poetinis priėjimas prie viso to kūrybinio proceso apibendrinimo ir tos būsenos, kurią patiriu, kada keliauju po Lietuvą. Tai iš tiesų atrodo, galima parašyti visą knygą apie tai. Tai man kas yra sunkiausia, tai yra susisiaurinti ir pasakyti labai trumpai. Matyt, tai yra tiesiog gyvenimas visas, ta prasme, tai yra mano gyvenimas ir aš jį taip kaip jį patiriu, taip ir ištransliuoju per kūrybą. Manau, kad bet kuriuo atveju kiekvienas labai savaip interpretuoja kiekvieną kūrinį pagal savo lauką. Ir jei rezonuoja su tuo, ką kuriu, tai tikrai supranta. Bet gal galia, manau, visi supranta savaip. Ir net tie, kurie ateina, kurie nieko bendro su menu neturi, tai mato juos visiškai kitaip ir tas man yra įdomu išgirsti. Bet taip, tos durys buvo atrastas viename Dzūkijos kaime, pavadinimu Vilkanastrai. Važiavau į tą kaimą tikrai dėl pavadinimo, pirmiausia. Mus labai sužavėjo ir toks įdomus derinys, vilko nasrai. Ten dar labai įdomu istorija apsipynė su tokiu dideliu šuniu, kuris atrodė kaip vilkas, kuris pradėjo pult mane ir draugę tuo metu. Tai čia kelionėmis, nežinau. Yra kažkokia gija, ta pagrindinė, kuri mane veda tiesiog tai daryti, bet kad kūrybos proceso metu aš galvočiau, ką aš tikrai noriu tuo pasakyti, dažniausiai to nebūna. Dažniausiai tai ateina po visą kitą natūraliai išsivysto į kažkokią tai bendrą temą ir galų gale visi tie darbai tarpusavy nori, jie bus susiję nes jie yra apie labai panašius dalykus. Apie kokius? Tai apie kelionę, apie namus, apie Lietuvą, apie mūsų kraštovaizdį, etnografiją. Važiavau pro Panerius, yra ten video viršuje 10 minučių. Buvo mano 3 naktų kelionė. Visą laiką, kai kuriu, jaučiu visišką malonumą ir pasinerimą į kūrybą ir lyg visas pasaulis išnyksta tuo metu aplink. Tuo pačiu, kai keliauju po Lietuvą, tai irgi nelabai galvoju. Tiesiog važiuoju, būnu tą erdvę, būnu tą kelionę. Labai gera iš tiesų pasimiršti nuo miesto karts nuo karto. Labai gera atsitraukti. Bet tu viena važiavai, ne? Taip, važiavau viena.
Nebuvo baisu? Ne, visiškai nebuvo baisu. Ir kaip tik buvo labai įdomu, jaučiausi lyg ištrūkčiau iš miesto, ko aš taip ir norėjau, būtent to ir sakiau, išvažiuoti iš miesto, pailsėti gamtoje ir tuo pačiu kurti, nes ta kelionė ir yra mano ta kertinė priemonė kūrybos, iš kurios aš pasisemiu visų idėjų. Ir važiavau pro panerius, nes norėjau ir tą kontrastą patirti. Koks tas jausmas įstrigti tame industrinėme rajone. Ir iš tiesų strigau. Sunkiai radau kelią, ten reikėjo pagal žemėlapius, gal tiesiog žiūrėti pagal Google Mapsus, bet buvo daug iššūkių. Buvo kaip tik po audros tos didžiulės, kur vyko. Ir buvo daug užkritusių medžių, tai miškuose strigdavau. Ir bendrai tas išplanavimas tokio industrinio rajono gana klaidinantis. Tai nėra gamta. Miestas, kaip sakant, tai yra dalis gamtos, visgi žmonės sukūrė, bet labiau komplikuota viskas. Gamtoje tu gali važiuoti keliu ir tiesiog pasuks, kur nori to keliu ir rasi kažkaip ten praėjimą, galų gale pro krūmus praeisi. Ir čia taip nėra ir turi ieškoti to išvažiavimo. Iškėliau savo iššūkį. Važiavau būtent pro industrinį rajoną, būtent pasirinkau tą maršrutą palei geležinkelio bėgius. Iki Panerių tunelio buvau nuvažiavusi. Buvo labai sunku iš tiesų. Daug užvirtusių medžių ten miškais, ten per geležinkelį einant ne visur ten tos pervažos yra, tau reikia dabar kirsti. Tai buvo savotiškų iššūkių. Maždaug apie 6 vakaro buvau Lentvaryje, kažkas tokio. Ir kas iš tiesų visai nebuvo pagal mano planą, strigti taip ilgai mieste. Bet ir buvo įdomu savotiškai. Aš kai važiuoju ir tyrinėju ten tą vaizdą. Užsisuko mintimis aplink jausmus, sėdi muzikoje, nešneka. Gyvenimas tau neduos atsakymų, pats turi rasti. Bet pirma klausimas, kodėl tiek klausimų? Vos nenorėčiau parašyti disertaciją paneigiančią viską, ką mąsčiau prieš tai. Ugnis viską suryjanti. Objektyviai vertinant, gal geriau tiesiog rašyti istoriją,